Iš studento aplinkos bandysim išspręsti testą. Egzamino testas, laiko apribojimas, vienas bandymas, spaudžiam pabandyti dabar. Pradėti bandymą. Čia yra klausimai, galima peršokti ir atsakinėti kitus klausimus, baigti, sustabdyti bandymą, matom laiką, kuris sukasi atgal ir rodo, kiek laiko liko. Kaip dar vadinamas bevielio ryšio standartas? Nežinau. Parašysim neteisingai. Spaudžiam toliau. Kokius tipų tinklus žinote? Toliau. Matom įvertimą, visą kitą. Taip. Parinkim false, kad teisingai būtų. Ir įvertinimą vėl galim padaryti teisingai. Testą. Taip, matom, yra. Sakomas išsaugotas, aišku, mes galim grįžti ir pakeisti savo sprendimą į kiekvieną klausimą. Bet jeigu mes sprendimo nenorim keisti, spaudžiam patvirtinti visus atsakymus ir baigti. Viskas dabar, jeigu buvo vienas bandymas, daugiau nebeleidžia nieko daryti. Matom. Čia atsakymas buvo nežinau, studentų parašytas, o teisingas atsakymas Wi-Fi. Blogai. Studentas pats gali peržiūrėti. Nu, čia, kur yra atviras klausimas, jau nepažiūrės nieko, kur reikia daug parašyti. O, jis teisingai atsakė šitą klausimą. Ir teisingai atsakė į šitą klausimą.